Sveiki. Jau gal kokį maždaug gerą pusmetį labai dažnai vis kažkur ir kažkam tenka pasakyti, priminti arba netgi ir pabrėžti, kas yra tas likimas. Kas ir kaip nulemia likimą. Nes pas kai kuriuos yra tas toks keistas susiformavęs įsitikinimas, kaip ir pas mane kadaise buvo, kad likimas tai kažkas, ko nelabai ir gali pakeisti ir kad tai yra kažkieno atsakomybė, net nežinia kieno. Vienas svarbiausių gyvenimo lūžių žmogaus gyvenime vyksta tada, kai jis suvokia, kad jo likimas tai jo paties kūrinys. Kai prisiima atsakomybę už savo gyvenimą, nustoja kaltinti aplinkybes, kitus žmones ar net patį likimą už tai, kas vyksta. Tada toks žmogus tampa kūrėju, o ne aplinkybių auka. Prisiimti atsakomybę tai reiškia suvokti, kad kiekvienas mūsų sprendimas, pasirinkimas, mintis, emocija, reakcija, veiksmas kuria mūsų ateitį. Tai pripažinimas savo, kad nors ir nuvairavau kažkur pro šalį su kažkokiais tai savo sprendimais, pasirinkimais ar veiksmais, bet vis dar turiu galios keisti savo gyvenimą, keisti savo ateitį. Daryti kitokius pasirinkimus, kitokius sprendimus, veiksmus, galvoti kitokias mintis ir taip koreguoti savo ateitį, savo likimą. Visada mūsų mintis formuoja mūsų realybę. Pozityvus mąstymas kuria galimybes, o negatyvus kliūtis limitus. Didžioji dalis likimo yra mūsų pačių kiekvieną dieną daromų pasirinkimų ir sprendimų pasekmė, rezultatas. Kai žmogus atranda drąsos prieštarauti savo likimui, tada, kai jo gyvenimas ima jo netenkinti, tai reiškia, kad žmogus prisiema atsakomybę už save ir prisiema atsakomybę už savo gyvenimą. Suranda savo valią ir pagaliau pradeda naudoti tą savo vidinę galią savo tinkamą linkme. Nuostabiausia yra tada, kai ateina suvokimas, kad tai kaip žmogus gyvena, kad tai, ką turi šiuo metu savo gyvenime, yra jo paties kūryba. Ar sąmoningai, ar nesąmoningai, mes visi kiekvieną dieną užsiimam šią kūrybą. Kiekvieną dieną kuriam. Ir viskas pirmiausiai prasideda nuo minčių. Tik tie, kurie tą kūrybą užsiema sąmoningai, turi rezultatus, kurių didžioji dalis juos džiugina, o tie, kurie prisikuria nesąmoningai, jų didžioji dalis gyvenimo įvykių ir aplinkybių būna nelabai arba visai jiems nepalankios. Prisiimti atsakomybę tai išties yra labai drąsu. Drąsos nemažai reikia, nes tuomet atsiranda gilesnis matymas ir gilesnis suvokimas, kad tai, kaip žmogus nugyveno iki tam tikro savo taško, šito gyvenimo momento, tai buvo jo paties kadaise daromų sprendimų rezultatai. Jo kūrybos vaisiai, kitaip sakant. Tai kai prisiėmam atsakomybę, nustojame jaustis aukomis. Vietoj to pradedam matyti galimybes, net ir visokiose sudėtingose situacijose. Atsakomybė leidžia pajusti, kad mes patys valdom savo gyvenimą ir galim keisti kryptį bet kuriuo metu, kada tik norim. Nepatinka rezultatai – keičiam. Nepatinka kelias, kryptis, sritis, veikla, darbas ar dar kažkas – keičiam. Tada priėmam tas visas savo taip vadinamas klaidas ir iš jų mokomės, o ne ieškom kaltų. Nieko nekaltinam. Žinom ir suvokiam, kad tos visos pamokos veda į asmeninį augimą. Klaidos nėra nesėkmė. Tai yra pamokos, per kurias mokomės, kaip tapti geresnę savo versiją. Jeigu nebūtų tų taip vadinamų klaidų, tuomet augimas ir mokymasis būtų labai silpnas ir lėtas, o mes čia atėjom evoliucionuoti, jeigu taip žiūrint visiškai iš sielos perspektyvos. Jei norim suprasti, kaip mūsų pasirinkimai formuoja mūsų gyvenimą, turim nuolat stebėti savo mintis, reakcijas, emocijas, jausmus ir veiksmus. Turim stebėti, kokius žodžius kalbam. O tais momentais, kai atsitinka gyvenimas ir kai negalim sukontroliuoti visko, kas vyksta, kai tarkim viskas griūna aplink, bet mes galim kontroliuoti savo požiūrį, reakcijas ir sprendimus. Daryti veiksmus ne iš vidinio chaoso, o ramybės, iš vidinės brandos, iš supratimo, kad kartais reikia leisti, kad viskas sugriūtų. Vadinasi, tai jau mums daugiau nebetarnauja. Vadinasi, bus geriau. Tai labai išlaisvina. Kai ateina sunkesnės akimirkos, sunkesni etapai, svarbiausia neįsisukti į aukas. Niekam nereikia mūsų aukų. Vietoj to stengtis savo uždavinėti tikslingus klausimus. Ką aš galiu padaryti, kad ši situacija pagerėtų? Ką man šiuo metu sako mano vidus, intuicija, nuojauta?
Jei chaotiškai blaškosi tik protas, o viduj kažkur ramu jaučiasi ir jaučiasi, kad viskas bus gerai, viskas susitvarkys, vadinasi taip ir bus. Tikėkit savo vidumi. Vadinasi, reikia nuraminti tik chaotišką protą. Kartais reikia tiesiog leisti vykti tam, kas vyksta, kartais reikia tiesiog priimti tai, kas vyksta, kartais net leisti savo pasimesti tame chaose, bet neužsibūti per ilgai. Nes jeigu žmogus murkdosi kelias savaitės chaose, negatyvuose, apatijoje, depresijoje ar dar kažkur, vadinasi, jis neprisėmęs atsakomybės už savo gyvenimą, už savo dabartį, už savo ateities kūrimą. Vadinasi, jis prisėmęs aukos vaidmenį.